Esu Vilniaus aeroklubo bazėje prie savo namelio ant ratų. Namuks ant ratų iš priekio, iš kitos pusės. Va. Labai gražioj vietoj stoviu. Ramybė vidury savaitės. O šiandien čia vilniečiai ruošiasi skraidyti. Tai va dar vienu rakursu, va kaip čia įsitaisęs esu. Tai va, namelis ant ratų. Čia už manęs sklandytuvas priparkuotas ir visai šalia priekaba sklandytuvo. Tai va, dabar eisim aprodysiu namelio vidų. Aprodysiu savo būstą ant ratų, kuriame galiu gyventi ir dirbti. Tai va, parodysiu savo poilsio erdvę. Taip, čia lova didžiulė, čia kondicionierius, lubose va, apšvietimai jungiau. Va, televizorius prikabintas, kuris užsifiksuoja važiuojant prie sienos. Tai va, ir čia boileris 45 litrų. Tai va, yra labai patogi erdvė. Tai va, galim šviesas išjungsim. Vienas labai svarbus pritaikymas neįgaliems judantiems vežimėliu, tai yra prie lubų pritaisyta rankena. Tai va, už tos rankenos galiu pasigriebti, kai reikia perlipti į lovą, nes lova vis tik tai yra, jeigu pažiūrėsit, yra pakankamai dideliam aukštyje. Tai va, tai kad būtų lengviau perlipti, aišku, perlipdavau ir be tos rankenos praeitais metais, bet dabar ta rankena tikrai yra labai patogus dalykas. O čia va, svarbiausia naujiena šių metų, tai yra mano dušas, kriauklė, tualetas. Vienam labai nedidelį erdvėj, bet viskas veikia. Čia vat dušo atlenkiama kėdutė, kurią naudoju tada, kai reikia nusidušinti, nusiprausti. Tai va, čia kriauklė. Kriauklės visas, va, vanduo bėga, va, ir šiltas bėga. Tai va, tai čia aš ir indus susiplaunu ir nusiprausiu ryte, sakysim. Bet va, visas fokusas šitos kriauklės yra tame, kai jinai užsilenkia. Ir visiškai neužima vietos, kada reikia tualetų naudotis, ar, sakysim, važiuojant galime užlenkti, niekur tie vat plovimo, indų plovimo, rankų plovimo priemonė. Tai va, nu ir po biškį, va, čia va, kabliukus jau prisitaisiau, po biškį žiūriu, kur kas tinka, veidrodžius prisitaisiau. Tai va, čia va, keltuvas, kurio būdu papuolu į vidų ir lauk. Tai va, o čia jau yra, nu, kaip pasakyti, ir virtuvė, ir šaldytuvas, va, šaldytuvas puikiai veikiantis. Tai va, o čia darbo vieta, mano darbo vieta, kuri tinka ir darbui tiesioginiam, ir ruoštis per varžybas skrydžiams, analizuoti meteo situaciją. Tai va, čia va, dabar va šiandien laukiam ateinančio fronto su lietum. Dar parodysiu, kur mano kompiuteris, vat, ne tik
nešiojamas, bet va dar yra po stalu ant žemės padėtas kompiuteris, su kuriuo video darau. Dabar man to antras darbo įrankis. Tai va, viskas yra labai patogiai susidėliota. Tai va, čia dar šiek tiek reikės dar monitorių pasikabinti ant VESA laikiklio, kad monitoriaus laikiklis neužimtų vietos ant stalo. Tai va, tai ir esu dabar va, Paluknio aerodrome, va, čia mano sklandytuvas stovi už 15 metrų, gal mažiau. Tai va, yra kaifas gyventi šalia sklandytuvo ir viską turėti vietoj. Ir patogumus buitinius, ir darbo vietą. Tai va, čia virš lango va, mikrobangė, dar kažkokio pasidėjimo, lubose ventiliatorius, kondicionierius virš lovos. Ir jisai ne tik vėsina, bet ir šildo. Tai sakysim, jeigu naktis jau nukrenta temperatūra, buvo tokių, per čia šitas 2 savaitės buvo temperatūros, kai nukrito iki 11-12 laipsnių naktį, nu, tai va, šiek tiek pasišildai. Tai va, čia va dabar labai gerai padaryta sėdynės apsisuka. Tai va, ir vietos yra tikrai pakankamai ir tikrai daug yra. Va, pats galiu, vakar persistačiau į kitą vietą. Yra rankinis valdymas čia, va, rankena šita kaip motociklo. Tokia, tai va. Žodžiu, labai patogiai dabar įsitaisiau ir galiu praktiškai bet kur apsigyventi ir visiškai nebūt priklausomas nuo to, ar yra toj vietoj viešbutis tinkamas judantiems vežimėliu, ar nėra. Tai va. Didžiulis dėkui Baltic Campers, kurie va tą tokį įrengimą visą padarė. Aišku, buvo bendras darbas, bendras sprendimų paieška ir manau juos radom ir viskas gavosi labai patogiai.